Senovėje tai buvęs turtingas ūkis. Visi manė, kad jis tuos turtus užkasęs į žemę kažkur savo sodyboje. Kalbėjo, kad turėjęs netgi auksinį laikrodį. Ar kas nors ką nors rado, pasiteiravo Marius mama. Marius suprato, kodėl mama jaudinasi dėl kaimo pamišėlių, bet nustebo, kad ją domina ir lobis. Smalsus, man atrodo, labiausiai ir drąsus, nebijantis kalbėti. Man atrodo, kad tikėjau ir tebetikiu, kad miške pilna yra gyventojų, kurių niekada nesu sutikusi. Tai labai džiaugiuosi, kad yra knygų kažkaip ir tuo būdu tada atrodo galima artimiau su jais susipažinti.